Tai kaipgi sukurti santykį su savo balsu? Balsas yra kūno veiksmas. Kaip kad mūsų kūnas negalėtų sklandžiai funkcionuoti be įkvėpimo ir iškvėpimo, taip ir balso gimimui ypatingai svarbus yra kvėpavimas. Tai norėdami dainuoti, norėdami skambėti arba skambiau kalbėti, mes kvėpuojam apatinę plaučių dalimi, kvėpuojam visais plaučiais. Įkvepiam ties šonkauliais, mūsų diafragma leidžiasi žemyn, spaudžia vidaus organus, dėl to išsipučia pilvelis. Tai sakoma, kad kvėpuojame tarsi pilvu. Galite įsivaizduoti, kad kvėpuojate ir visą jos mens sritim, tarsi gelbėjimosi ratu. Tai pirmas dalykas, kuriant santykių su savo balsu, yra kvėpavimas. Gilus kvėpavimas. Žemesnis kvėpavimas. Ne tik iš viršaus, ne tik iš raktikaulių, ne tik iš krūtinės, bet ir iš pilvelio. Antras dalykas, kuriant santykių su savo balsu, pradėkite nuo paprastų garsų. Ten, kur kalbate, kur būnate kiekvieną dieną, kur įprastai veikiate. Kaip kad Žodžiu, visa ta įvairovė mūsų tikrai buitiniai kasdieniai kalboj, tyrinėjant savo skambėjimą. Labai po trupučiuką. Jeigu norisi iššūkio, galite pabūti sirena ir surasti tas ribas, kaip žemai ir kaip aukštai gali pakilti jūsų balsas. Tai rodau pavyzdį. Arba žodžiu, nusileidžiu ir pakylu. Trečias dalykas. Naudokite emocijas. Patyrinėkite, kaip keičiasi jūsų balso skambėjimas, kai jūs džiūgaujate, kai jūs švenčiate, kai jūs sakote gyvenimui tara. Arba kai liūdite, kai gedite, kai patirite sielvartą, baimę, pyktį. Ketvirtas dalykas. Pasikartosiu, sakydama, kad balsas yra kūno veiksmas, taip kad pakvieskite savo kūną šiai avantiūrai. Per judesį, per tempimus, per trypčiojimus, per šokinėjimus. Pabandykite balsu įgarsinti tos judesius. Kaip skamba mano balsas, kai aš darau tempimą. Kaip skamba mano balsas, kai aš suku galvą. Kaip skamba mano balsas, kai aš tripiu kojomis. Kaip skamba mano balsas, kai aš šokinėju. Taip. Tai judesys, tarsi autentiškas judėjimas, tarsi šokis su savim. Kaip tada skamba balsas. Ir paskutinis labai svarbus dalykas, visame šiame procese būname švelniai. Švelniai su savim. Be per didelio vertinimo. Leidžiam tam vidiniam ekspertui taip, truputėlį būti, bet atsikvėpti ir neįsijausti per daug čia į procesą, kaip čia man gaunasi, nesigauna, pavyksta, nepavyksta. Tiesiog tokiam eksperimentiniam būvį tyrinėju, einu per skirtingus etapus ir čia ir bus ta pergalė, kada gims pamažu pajautimas, kad va čia balsas veikia taip, o čia veikia kitaip. Ir galėsiu turėti įrankį ir įtaką modeliuoti balsą, kaip aš norėčiau, kad jis veiktų vienose ar kitose aplinkybėse. Žodžiu, visas procesas tikrai įkvepiantis ir smagus. Tai to jums ir linkiu.